Sveiki, brangūs žiūrovai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį jūsų dėmesiui kūrybinės sferos. Visai neseniai naujai duris vėl atvėrusiame Marijampolės dramos teatre nesnaudžia, intensyviai dirba ir repetuoja ir Marijampolės lėlių teatras. Tad leiskimės į apačią ir susipažinkime su paslaptingu lėlių pasauliu. Eime. Labas, Milda. Tai kuo gyvena šiandien Marijampolės lėlių teatras? Tai Marijampolės lėlių teatras gyvena, manau, kad tokiom atgimimo nuotaikom ir sugrįžimo nuotaikom. Sugrįžimo į savo senąją, jau įvaidintą, įjaukintą erdvę. Ir neilgai trukus planuojame ir išleisti premjerą. Tai spektaklį vaikams, kaip Šventas Jurgis Marijampolės vardą vadavo. Ir tas spektaklis tai irgi skirtas yra Marijampolės vardo atgavimo 35-osioms metinėms. Ir tiesiog norėjosi tokio spektaklio, kuris būtų būtent Marijampolė ir Marijampolės vaikams. Ir kad tie vaikai, kurie čia auga, jie augtų su tom istorijom, kurios čia pasakojamos nuo amžių ir kad Marijampolės globėjas yra Šventas Jurgis ir kodėl herbe yra Šventas Jurgis. Ir tai tarsi susijungia į kitas istorijas, tokias universalias, jau pasaulinio garso istorijas ir pasakas. Ir norisi parodyti, kad Marijampolė tai nėra kažkoks užkampis ar atskirtas nuo pasaulio miestas, kad jisai turi tokį herbą, kaip kad turi ir kiti pasaulio miestai ir net šalis turi globėjus. Yra šalių, kurie, kaip Gruzija, anksčiau vadinosi Švento Jurgio vardu, dabar vadinasi jau šiek tiek kitaip, bet vis tiek Sakartvelo istorija irgi neatsiejama nuo Švento Jurgio istorijos ir Anglijos istorija neatsiejama nuo Švento Jurgio istorijos. Ir taip pat Marijampolė labai tampriai susijusi su šita legenda. Tai norisi vaikams kažkaip pasakoti legendas, kad jie tiesiog suprastų, kokia mieste jie gyvena. O kiek dabar turi spektaklių Marijampolės lėlių teatras? Kiek ir kokie? Tai dabar naujas bus šis, kur dabar laikome rankose lėles ir kuris dar intensyviai yra repetuojamas šiuo metu. Dar yra Kačių kiemelio istorijos, taip pat apie Marijampolę, kur Marijampolės istorija pasakoja, kad yra Utėlių skūrų skrandutė, kur iš vis yra spektaklis pagal pasaką, kuri yra užrašyta netoli Marijampolės ir ta pasaka yra užrašyta mūsų garsaus tautosakininko rinkėjo tautosakos Jauniaus Vyliaus. Tai tokia labai unikali pasaka. Ir dar yra spektaklis Ožiuko pokštas. Ožiuko pokštas, taip, bet gal Ožiuko pokštas tai būtų toks spektaklis, kurį būtų sunkiausia dabar atkurti. Nes lėlės tos truputį yra skendę čia per vieną vasaros potvinį. Per vieną potvinį jos skendo ir truputį jas pelėsis. Susirgo jos pelėsiu. Tai nežinau, dar mes nebandėme jų restauruoti. Bet dar yra Bjaurusis ančiukas iš Odensės. Tai spektaklis, kuris pasakoja apie Hanso Kristiano Anderseno vaikystę. Ir apie jo tą personažą, kurį jis laikė savo kaip ir vidiniu tokiu aš. Jis ir jautėsi, sakė, kad Bjaurusis ančiukas tai yra pasaka apie mane. Tai tame spektaklyje mažasis Andersenas bendrauja su tuo bjauriuoju ančiuku ir abu išauga. Vienas išauga į garsų į pasakininką,
kuriam statomi paminklai visame pasaulyje ir pasakos skaitomos ir verčiamos. Ir tas ančiukas, kuris išauga į gulbę, kur mes ir taip pat matome gulbės ir grožimės. Visur tai yra karališkas paukštis, ar ne, nepaprasto grožio. Ir su šiuo spektakliu teko pabuvoti ir Danijoje, ir vaidinti lietuvių bendruomenės vaikams. Ir tos gastrolės taip pat buvo ypatingos, nes ten buvo vaikų. Iš tikrųjų, Danijoje labai gal net ir keista, kurie buvo pirmą kartą matę lėlių spektaklį. Nes tame mieste, kur jie gyvena, Vailyje, tai gal net nėra to lėlių teatro, o nuvažiuoti yra sudėtingiau. O dabartinis Marijampolės lėlių teatras, kurio tu esi režisierė, kas buvo pirmieji jo kūrėjai? Tai pirmieji kūrėjai, tai dabar turbūt, kad 2015 metais man paskambino lėlių dailininkas, scenografas Deimantas Populaigis ir pasiūlė kurti kartu lėlių teatrą. Tada mes pasikvietėme dar Almą Vosilienę. Ir per tokią visuomeninę organizaciją pradėjome rašyti projektus ir statyti spektaklius. O paskui jau su tais spektakliais atėjome į teatrą ir mus priėmė. Tuometinis direktorius priėmė į teatrą. Tai galima sakyti, kad mes spektaklius kūrėme nuo 2015 metų. Tai tas pirmas spektaklis tai buvo toks labai didelis, tarp kitko, taip pat apie Šventą Jurgį, bet jis buvo pastatytas su labai didelėm lėlėm, didelėje scenoje ir lauke, ir ten tokia buvo misterija, ten ir šokių kolektyvas buvo įtrauktas, ir tą vieną lėlę valdė apie 3 žmonės, siekė virš 2 metrų, 3 metrų buvo aukščio. Tai nuo to paskui pradėjome statyti tokius mažesnius spektaklius ir kviesdavome vaikus šioje mažojoje salėje, turėjome kultūros pasus kiekvienam spektakliui. Žodžiu, tokį kūrėme teatrą ir tikslas tai yra vis dėlto išauginti viską iki profesionalaus teatro ir mes ir dirbame profesionaliai, nes komandoje buvo daug profesionalų, būtent baigusių lėlių teatro studijas. Tik tai tiek, kad norėtųsi turėti jo pastovų tą repertuarą, kad kas savaitę būtų po spektaklį ir kad vaikus galėtume pakviesti ir būtent savaitgalį, kad jie galėtų ateiti su tėvais ir kad būtų tokia tradicija eiti šeštadieniais arba sekmadieniais į lėlių teatrą. Aišku, taip pat manome, kad labai svarbu kviesti ir klases ir daryti edukacijas. Ir taip pat dar prieš išeinant, prieš renovaciją turėjome net 3 stovyklas vaikams čia surengtas remtas savivaldybės, kur būtent savaitę visą vaikai darydavosi patys ir lėles ir pastatydavo spektaklį. Ir visą tą savaitę mes kartu kurdavome su vaikais. Tai tokius duodavome jiems ir teatro pagrindus, kažkokius bandydavome ten ir scenos kalbos, ir scenos judesio, ir dailės, lėlių gamybos pamokyti ir kartu sukurti spektaklį. Tai būdavo finalas tos stovyklos, tai spektaklis sukurtas kartu su dailininku. Kodėl pačiai yra įdomu lėlių teatras? Ir ar galėtum pasakyti, kad lėlių teatras domina labiau negu dramos teatras, ar ne? Lėlių teatras, nežinau, gal vienodai domina ir lėlių teatras, ir dramos teatras, nes jie turi skirtingus tokius požiūrio kampus ir tai žavia. Bet lėlių teatras mane žavi tuo, kad čia gali įgyvendinti visas tas idėjas, kad čia gali atgaivinti tą savo kažkokią fantazijų pasaulį, ar ne, kuriame vis tiek kiekvienas menininkas gyvena tose fantazijose, jisai turi vaizduotę. Ir lėlių teatras tai yra ta vieta, kur tu gali rašyti ir scenarijus iš kažkokios labai trumpos istorijos, prisigalvoti didelę istoriją
Čia taip pat labai įdomu bendrauti su dailininku, kaip jisai dar, tai yra susiduria du tokie požiūriai, matymai. Ir pavyzdžiui, tu papasakoji dailininkui, kokį spektaklį statyti ir atneši tą istoriją. Ir jau kaip lėlių teatro dailininkas, scenografas pradeda gaminti lėles ir kai jisai pagamina lėles, tai jau prasideda visiškai kita istorija, nes tada imi lėlę ir jau matai, tu įsivaizdavai vienaip, o ta lėlė jau pradeda diktuoti savo, jinai pradeda gyventi savo gyvenimą. Kaip atgaivinti tą lėlę? Kaip padaryti, kad jis scenoje būtų gyva? Aš aišku, kadangi esu režisierius ir dailininkas, tai aišku, aš visada galvoju pirmiausia ir apie patį vaizdą, kad scenoje būtų gražu. Kad iš tikrųjų žiūrovas nepavargtų nuo vaizdo, nes lėlių teatre tai yra labai svarbu, kad scenografija padėtų aktoriams ir režisieriui šiuo atveju perteikti pačią medžiagą, nes natūralu, lėlių teatras yra labai specifinė teatro sritis, kur be lėlių nebus ir lėlių teatro. Ir čia jau negali, kaip dramos teatre, užmaskuoti vaidybą, negali užmaskuoti kažkokiam kitom priemonėm, o pagrindas yra lėlė. Ir lėlė turi perteikti iš tiesų viską ir atrodyti taip, kad žiūrovai iš tiesų būtų gera ją žiūrėti. Jinai būtų įdomi, kad žiūrovas galėtų tyrinėti kažkokius niuansus lėlių. Tai pirmiausia vis tiek prasideda nuo to, kaip lėlė atrodo scenoje. Ar žiūrovai nepavargsta nuo vaizdo, nes 40 minučių žiūrėti į objektus, į daiktus, natūralu, kad iš tiesų tada supranti, kad tai yra labai svarbus dalykas. O gaivinimą jau, kai aktoriai dirba, tai aišku yra labai toks specifinis dalykas, jeigu tai yra naudojamas balsas, tai šiuo atveju yra labai svarbu dirbti su balso galimybėmis, nes natūralu, kad aktoriai reikia dažnai lėlių teatre naudoti maždaug 5-6 balsus. Kai kurie aktoriai gali valdyti ir imituoti maždaug 10-12 personažų balsus, nes tu turi kalbėti dažnai ir už vaiką, ir už suaugusį vyrą arba už moterį, pavyzdžiui. Už slibiną. Ir už slibiną gali kalbėti, ir už kiškius, už ežius, ir už meškas, ir už ką tik įmanoma, ko dramos teatre tiek nereikia balsų. Ir dažniausia šitiek balsų tu nenaudoji, o čia tu turi formuoti specialias intonacijas ir aišku, labai reikia saugoti balsą, kad nepatemptum stygų, nes naudojant daug balsų, natūralu, kad balsas pavargsta. Ir dėl to aktoriams labai svarbu lėlių teatre pasaugoti savo balsą ir jų nepertempti. Kiek užtrunka tokiam spektakliui pagaminti dekoracijas? Šitam spektakliui iš esmės reikėjo maždaug kelių mėnesių, nes ir lėlės, ir scenografija, tai viską suvalgo laiko. Iš esmės, viskas suvalgo laiko. Atrodo, kad darai, kad ir nedidelę detalę, bet natūralu, kadangi darbas yra labai toks smulkmeniškas ir jis toks miniatiūrinis, tu negali atėjęs taip, paimti kirvį ir keliais judesiais ko nors iškapoti, nes iš esmės tai yra toks juvelyrinis darbas ir tie įrankiai yra pakankamai juvelyriniai. Šiuo atveju čia yra kaip tik vienas įrankis mano padėtas, kuris naudojamas irgi šlifavimui. Yra įvairūs antgaliai keičiami ir pjovimui, šlifavimui arba tam tikros faktūros suformavimui. Tai vienas iš tokių, dirbant su putpluošiu, vienas iš naudingiausių įrankių iš tiesų.
Tai galima įsivaizduoti, aš netgi turiu, sakykime, pavyzdžiui, panašų įrankį, kuris skirtas yra kūno priežiūrai, bet yra naudojamas būtent lėlininkystėje su smulkesniais antgaliais ir tam tikroms vietoms šiuo atveju gaminti. Nes tai yra kai kur, iš tikrųjų, juvelyrinis toks turi būti darbas, labai smulkmeniškas. Kodėl, pavyzdžiui, suaugusiems žmogui gali būti įdomu žiūrėti lėlių spektaklį? Iš esmės negalima pasakyti, kad tas spektaklis yra skirtas tik vaikams. Galų gale, jeigu mamai ar tėčiui tas spektaklis patiks, tai tikėtina, kad jis atves vaiką ir antrą kartą, nes tai yra irgi svarbu, kad patiktų ne tik vaikams, bet ir tėvams. Ir aišku, dažniausiai yra spektakliai kuriami vaikams, nes suaugusiems yra specifinis žanras vis tik tai ir suaugę iš esmės nuo lėlių teatro labai atpranta. Ir matyt, kad yra ir paties lėlių teatro kaltė, kad šiuo atveju suaugę nebenori eiti jiems skirtus lėlių spektaklius. Ypatingai paaugliai. Ir čia matyti yra problema ta, kad tiesiog teatro kūrėjai, lėlių teatro kūrėjai, nekuria paaugliams aktualios medžiagos. Ir natūralu, kad pavyzdžiui, paaugliui, kuris yra maištaujantis, kuris turi daugiau priešiškumo pasauliui, daugiau kategoriškos nuomonės, tokio kartais vyriško žvilgsnio ir tokio išdykusio, laužados tokio žvilgsnio. Ir teatre reikia, kad tas paauglys ateitų į salę. Ir aišku, kūrėjai apie tai turi labai galvoti, kam būtent yra adresatas ir iš tiesų stengtis tada perteikti. Pačiam kas artimiau, ar vaidyba dramos, ar lėlių spektakliuose? Aš negalėčiau išskirti iš esmės šio dalyko, nes įdomu yra ir tai yra visai kiti potyriai. Aš pats esu vaidinęs ir dramos spektaklius. Ir, aš iš esmės tokią turiu nelaimę dėja, kadangi esu įvaldęs ne vieną amatą ir režisieriaus, ir dailininko, scenografo, lėlių meistro, tai turiu dar tokią nelaimę, kad rašau ir pjeses. Tai dėl to natūralu, kad labai sunku yra tuos visus talentus apriepti. Gal tu gali mūsų žiūrovams šiek tiek papasakoti apskritai apie lėlininkystę ir lėlių teatrą, iš kur jis atsirado, kada atsirado, kodėl? Tai jeigu kalbėti apie lėlių teatrą, tai turbūt iš vis apie kultūrą, apie žmonijos istoriją reikėtų kalbėti, todėl kad lėlės yra, kai žmogus tapo jau žmogumi, kai jisai pradėjo kurti, kai jisai tapo kultūringas, tai neatsiejamai nuo to laiko atsirado ir lėlės. Ir visur, kur buvo bandoma kažkokią figūrą, kažką panašaus į žmogų ar į gyvūną, sukurtą žmogaus rankomis jau lėlę, bandoma jam įpūsti gyvybės ir jį jungti į istoriją, tai ten ir buvo lėlių teatras. Ir tai aišku, jisai buvo nuo pat pradžių labai susijęs su religija ir lėlės tikrai dalyvavo tose religinėse pirmųjų žmonių apeigose. Per visą teatro istoriją lėlių teatras buvo naudojamas, nes iš esmės per visas apeigas
nuo seniausių laikų buvo naudojami lėlių teatro elementai. Pavyzdžiui, kad ir tos pačios bažnytinės įvairios procesijos, kurių metu yra nešama, pavyzdžiui, Šventosios mergelės Marijos figūra arba kitos kokios nors religinės figūros, ir tada tos skulptūros atlieka lėlių vaidmenį, nes natūralu, kad toje procesijoje tos figūros nešamos arba Kristaus ar kitų šventųjų atlieka lėlių teatro vaidmenį ir tai tampa skulptūrinėmis lėlėmis. Ir Graikijoje, ir Romoje senovės randam ir lėlių, kurių galūnės jau lankstosi, tai vadinasi, kad jos gali imituoti kažkokius žmogaus judesius ir veiksmus ir gali būti dalyvauti to istorijoje, pasakoti istoriją, tai vadinasi, ten jau buvo lėlių teatras. O Lietuvoje, tai taip pat, aišku, manau, kad pagonybė irgi buvo neišvengiamai kažkas panašaus į lėlių teatrą, bet, aišku, lėlės toks dalykas, kuris neturi sienų, kad, pavyzdžiui, kažkas buvo sukurta vienoje šalyje ir labai greitai kažkoks tai reiškinys, kažkokia lėlių grupė, kuri vaidina istoriją ir ta istorija paskui ten šiek tiek keičiasi, ji labai greitai pereidavo per sienas ir atsidurdavo ta istorija ir kitame regione. Ir ten net iš žemyno į žemyną klaidžiodavo. Taip ir į Lietuvą turbūt atėjo iš vakarų Europos tie vaidinimai į dvarus. Ir dvaruose buvo vaidinama. Aišku, labai daug vaidinama buvo tose vadinamose mugėse. Kaziuko mugėje buvo kažkokias jau spintas, ten turėjo lėlių kažkokius kromelius. Ir rodydavo tiesiog kaip pramoga. Buvo ir keliaudavo iš mugės į mugę tie lėlių teatrai. Aišku, į Lietuvą jau tokį profesionalų lėlių teatrą tai atvežė Stasys Ušinskas. Ir jis prieškariu įkūrė tą pirmąjį marionečių teatrą. Ir tas marionečių teatras iki tiek pažengė, kad netgi buvo sukurtas pirmas animacinis lietuviškas filmas lėlių. Ir tas filmas vadinosi Storulio sapnas. Jį galima pasižiūrėti YouTube, jis, manau, kad UNESCO turi paveldo statusą. Jau sovietmečiu, tai iš tikrųjų Marijampolė garsi tuo, kad 58 metais čia ir įsikūrė pirmasis profesionalus teatras, bet ne pačiam teatre dramos, bet tame pastate, kur yra dabar krašto muziejus. Ir 2 metus teatras veikė Marijampolėje, tuo metinėme Kapsuke, ir jisai buvo vaikų labai pamėgtas, bet paskui buvo sprendimas iš aukščiau perkelti teatrą į Kauną, nes turbūt pagalvojo, kad tokio lygio teatro tokiam mažam miesteliui nereikia. Todėl visos tos lėlės išvažiavo į Kauną. Aišku, vaikai Kapsuko tuo metinio jau buvo pripratę labai prie tų lėlių ir labai skaudžiai atsisveikino su jomis. Ir ten liudininkai pasakojo, kad buvo surengta mėnesį, vaikai galėjo ateiti atsisveikinti su tomis lėlėmis. Tai žodžiu, tokios Marijampolė garsėja kaip ištakos lėlių teatro, jau šiuolaikinio lėlių teatro. Kodėl reikėtų vaikams ateiti į Marijampolės lėlių teatrą? Į Marijampolės lėlių teatrą vaikams reikėtų ateiti tam, kad jie čia patirtų stebuklą, tą teatro stebuklą. Iš tikrųjų, tą nuo tų seniausių laikų, kai pradėjo veikti lėlių teatras, vaikai ir suaugę lėlių teatre patiria tą patį. Jie pamato stebuklą, kai atrodo negyvas daiktas, negyvas objektas, jisai atgyja. Ir aktorius lėlių teatrų yra tas stebukladarys, kuris įpučia gyvybę tam negyvam daiktui.
Ir tai, ką gali lėlės, kokias jos turi galimybės, tai neturi tokių galimybių aktorius, tikrai dramos teatro aktorius, nes lėlė, ji gali ir ten pasidalinti į kelias dalis ir vėl atgimti, gali lėlė ir skraidyti, ten ir išnykti, ir susprogti, ir pavirsti į ką tik tai noriu. Tai lėlių teatras yra tas magiškas pasaulis, kurio kitur tiesiog neįmanoma patirti tikriausiai. Dar po lėlių teatras žavia, kad tam pasaulyje, kuriame mes dabar gyvenam ir toks, kur siekiama labai kažkokio grožio, tobulo, idealo, kažkokių labai proporcijų, idealių, kad būtų visi vienodi, panašus, panašiai gražus, panašiai blizgantis ir švytintis, tai lėlių teatras kaip tik yra toks gal pritaikytas tokiem žmonėm keistiem, kreiviem, tokiem nestandartiniam, nes kai tu paimi lėlę, tai matai, kad kuo jinai kreivesnė, kuo jinai kažkokia visiškai keistesnė, tai tuo įdomesnė ir jinai tada turi charakterį labai įdomų. Ir jau tas charakteris, man tas momentas, kai tu susitinki su lėle ir ji pradeda diktuoti tau, ką toliau daryti, tai tas, jau kur atrodo, kad nuo tavęs jau nepriklauso, tu neprisigalvosi tiek, kiek jau tau pasako. Tu pasiimi, pavyzdžiui, 2 lėles, pasistatai jas vieną šalia kitos, ar ne? Ir jau jos pradeda kalbėtis ir veikti, ir diktuoja tą veiksmą. Tai tuo žavu gal. Tai gali ir trečia prisijungti. Taip, gali ir trečia prisijungti. Ir kaip jos juda, ką jos kalba, jos gali būti pasirašęs ne tekstą vieną, bet jos gali visai ką kitą. Užsimanyti visai ką kitą pasakyti. Maištauti. Taip, jos tokios maištininkės yra. Nu va. Tai gal visi 3 nusilenkiam, padėkojam savo žiūrovam ir laukiam jų čia Marijampolės lėlių teatre. Thank you.